Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 131 pamoka, kuriais metu mes kalbėsime apie TextWriterį ir TextReaderį. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Prieš tai aš jums pasakoju jau, kaip nuskaityti tekstą iš failo ir kaip į tą failą tekstą įrašyti. Tai prisiminsime tą būdą, mes turime input failą ir taip pat turime output failą. Mes iš input failo nuskaitysime tekstą ir parašysime tą tekstą į output failą. Tai tiesiog pas mus bus dvi eilutės. Naudojant klasę file mes ir galim tai padaryti. Ir paleidus tą kodą mes matysime, kad viduj mūsų output failo bus visas tekstas. Bet gali išeiti tokia situacija, kad pas mus failas bus labai didelis. Tarkim, failas užims 16 GB arba dar daugiau, o jūsų kompiuteris tiek operatyvios atminties neturi ir visas tas failas į atmintį netilps. Tai tada mes turime tą failą skaityti po truputį, atidaryti kažkokį streamą ir po truputį daryti nuskaitimą. Tai išeina taip, kad mes kažkiek informacijos nuskaitame, galim apdoroti ir po to prieinam prie sekančio gabalo informacijos. Ir tam mums gali padėti toks tipas kaip TextReaderis. TextReaderis nebūtinai dirba su failais, jis gali dirbti su bet kokiu readeriu, kuris pas mus bus, tai mes galim iš interneto, tarkim, nuskaitinėti duomenis iš failo arba iš konsolės, arba iš kažkur kitur, kaip mes patys realizuosim tą dalyką. Ir jeigu mes pažiūrėsime į TextReaderį, tai pas mus yra abstract klasė. Tai mes negalėsime sukurti instanso tos klasės, mes galėsime tą klasę tik implementuoti. Ir vienas iš tipų, kuris implementuoja tą klasę, tai yra StreamReaderis. Naudojant tą StreamReaderį mes galim atidaryti failą ir po truputį daryti to failo nuskaitymą. Tik dėl to, kad StreamReaderis tai yra managed resursas, kuris implementuoja iDisposable, mes patys turime atlaisvinti tos resursus. Tai grįžtant atgal mes galim nurodyti, kad mes naudosime using bloką. Tai mes galim tai realizuoti tokiu būdu, arba tą readerį sukurti iškart viduj using bloko. Ir mes paeiliui nuskaitome eilutės iš mūsų failo, kol neprieisime prie failo pabaigos, na ir tada mes išeisime iš file ciklo ir atliksim disposą mūsų readerio. Ir kaip matote, konsolėje atsiranda visas tas tekstas. Na ir lygiai taip pat, kaip pas mus yra TextReaderis, pas mus yra ir TextWriteris. Tai mes, tarkim, darysime nuskaitimą iš vieno failo ir rašymą į kitą failą, bet su tam tikrais niuansais. Mes galėsime pridėti tam tikrų papildomų dalykų. Mes sakysime, kad darysime nuskaitimą tos eilutės ir kol ta eilutė pas mus nebus null, tai mes rašysime į mūsų output.txt failą viską. Dabar aš atlaisvinsiu tą output.txt ir paleisim kodą. Ir matome, kad viskas suveikė ir pas mus viduj output.txt atsirado tas tekstas. Tai viskas kaip ir veikia, bet mes galim papildomai dar pridėti funkcionalumo. Tarkim, pridėsim tokį funkcionalumą. Mes žiūrėsime, jeigu pas mus eilutė yra didžioji arba mažoji A, mes pridėsime luštinius skliaustus, E atveju mes pridėsime apskritinius skliaustus ir I atveju mes pridėsime kvadratinius skliaustus. Ir pažiūrėsime, koks dabar pas mus bus atsakymas. Tai dabar ten, kur pas mus buvo E ir I, mes matome ir kvadratinius, ir apskritinius skliaustus. Ten, kur pas mus buvo A, mes matome, kad A pas mus pasikeitė ir taip pat matome ir luštinius skliaustus. Tai mes ne iškart visą tekstą paimam ir jį apdorojame, o paimam tik po vieną eilutę. Arba galim daryti nuskaitimą po vieną simbolį. Tai naudojant read mes galim nuskaityti vieną simbolį, jis atiduodamas pas mus kaip intas ir jeigu tas intas yra minus vienetas, reiškia mes daugiau neturime tų simbolių. Bet jeigu tai kažkoks kitas skaičius, tai mes tą kitą skaičių galim sukastinti iki charo, gauti tam tikrą simbolį ir jį išvesti į konsolę. Ir tada mes gauname tą patį tekstą, kuris pas mus ir buvo. Ir dabar mes sukursime funkciją readWrite ir į tą funkciją mes perduosim kaip readerį, taip pat ir writer. Using blokai mums jau bus nereikalingi, nes tie blokai bus pas mus naudojami jau už funkcijos ribų. Ir čia tokiu būdu mes galim viską realizuoti. Tai vėl mes nuskaitome viską iš failo ir rašome viską į failą. Bet yra vienas niuansas. StreamReaderis ir StreamWriteris pas mus paveldė iš TextWriterio ir TextReaderio. Ir lygiai tojus pačius tipus pas mus turi ir konsolė. Tai mes galim nurodyti, kad mes skaitysime iš failo ir rašysime į konsolę. Tai galima realizuoti tokiu būdu. Console. Ir mes nurodome out. Tai būtent ir paimsime tą TextWriterį, kuris ir naudojamas viduj mūsų konsolės. Ir sakysime, kad viską rašysime ten į konsolę. Tai paleidus kodą dabar, mes matome, kad tą tekstą mes gavome jau konsolėje. Kodas lygo toks pat, mes tik keičiam argumentą, kuris pas mus bus naudojamas. Lygiai taip pat mes galim ir nuskaitimą daryti iš konsolės ir rašyti į konsolę. Tai čia jau išeina tokia realizacija strategy projektavimo šablono. Nesvarbu, koks pas mus bus readeris ir koks pas mus bus writeris, mes galim perduoti bet kokią implementaciją tų tipų. Ir paleidus kodą dabar, bet ką aš parašysiu į konsolę, aš gausiu atgal į konsolę.
Tik labai svarbus dalykas dėl streamų. Jeigu mes atidarome kažkokį streamą, tai mes turime pagalvoti apie tai, o kada jis turėtų būti uždarytas. Tarkim, jeigu tą patį streamą naudos du objektai, tai kai tie du objektai bus panaikinti, tai kai jau tas streamas nebus reikalingas tiems objektams, mes ir turėsime tą streamą uždaryti, padaryti disposą, o apie unmanaged resursus pagalvos garbage collectorius. Tai dabar jūs žinote, kaip dirbti su streamais. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.